Kaip atstatyti ryšį poroje? Ypatingai, kai prabuvom jų ilgai, įsivažiavom į savo rutiną, susitinkam tik tais aptarti vaikų reikalus, šeimos, ūkio reikalus, bet pamirštam tą ryšį, tą vidinį, tą tokį, kai ėjom į pasimatymus, dalinomės svajonėmis, dalinomės savo tikrų vidumi, savo širdimi. Tai labai svarbu, kad mes tai darytumėm, kad tai taptų ritualas. Šiame video dalinuosi labai paprastu pratimu, kurį gali išbandyti šiandien. Ką reikės daryti? Atsisėsti kartu poroje, laikytis vienas kito rankų, kaip matysi šitam video, ir paklausti 3 klausimus savo partnerio ir duoti jam erdvę atsakyti ar jai. Kad neskubėti su kitu klausimu. Tai tiesiog paklausti. Pirmas, ko tu nori, ko tu trokšti. Duoti laiko jam atsakyti ar jai ir dar kartą paklausti, ko tu iš tikrųjų nori. Kad giliau iš širdelės ateitų. Tai gali būti svajonės, tai gali būti šiandienos, tai gali būti intymius klausimai ir atsakymai, bet kas ateina, kas tau yra šiuo metu aktualu. Antras klausimas, ko tu bijai? Ir laikyk erdvę, žiūrėk, koks tas atsakymas bus. Ir trečias, ką tu myli manyje? Leisk vėlgi atsakyti ir tada susikeisit vietom. Vienas klausia klausimus ir kitas atsako. Išbandyk, pamatysi, tai stato ryšį, leidžia svajoti ir vėl kalbėtis apie dalykus, kas yra svarbu. Tai yra kasdieninis ryšio statymas, taigi padaryk tą ritualą bent sykį į savaitę, nes padės tau ir intimioj dalyje su ryšiu. Kai mes turim ryšį, mūsų santykiai automatiškai yra geresni. Išbandyk ir pasidalink. Nori daugiau visų šitų praktikų pratimų, prisijunk į kursą Tantris masažas arba moterim kursą ir linkai pridėti. Pasimatysim malonumo pusėje. Iki. Ko tu nori? Aš noriu būti. Aš noriu būti. Būti aš noriu. Už atsakymą, bet ko tu iš tikrųjų nori? Aš noriu žinoti, kad aš egzistuoju ir kad aš reikalingas. Ko tu bijai? Kad manęs nesupras. Kodėl tu tai svarbu? Man kažkaip tai siejasi su vienatve. Ką tu myli manyje? Tavo meilė. Tokia, kokia tai esi. Ko tu nori? Aš noriu šiandien būti. O ko tu iš tikrųjų? Mane priimti visapusiškai. O ko tu bijai? Įsipareigoti. O dar ko tu bijai? Būti pamėgta. Ko tu myli manyje? Tavo drąsą.